Sveiki visi nacionalinio susivienijimo kanalo žiūrovai. Oro pavojus buvo paskelbtas Lietuvoje, visi į savo mobiliuosius gavo pranešimus apie įskridusius dronus, buvo raginama keliauti į priedangas, slėptis, o tai ar turim kur slėptis, kaip slėptis ir kokie įstatymai šioje srityje priiminėjami Lietuvoje, kalbamės su atsargos karininku ir nacionalinio susivienimo vicepirmininku Mariumi Parčiausku. Mariau, sveiki. Sveiki. Mariau, iš tikrųjų ir norėtųs pradėti nuo tos tokios provokacinės žinios, kurią jūs parašėt, aš pavadinčiau provokacinės, socialiniuose tinkluose, kuomet buvo paskelbtas oro pavojus, jūs minėjot, kad vis dėlto nereikėtų skubėti į tas priedangas, kurios buvo minimos pranešimuose. Kodėl tokia pozicija? Na, aš nesakyčiau, kad tai buvo provokacija. Tokiais dalykais manau, kad nereikėtų labai juokauti, nes, rimti dalykai iš tikrųjų yra ir precedento neturintis Lietuvoje, ar ne? Bet aš labai sąmoningai tai parašiau, labai sąmoningai dėl to, kad suvokiu, kuo skiriasi slėptuvė, priedanga, nuo ko priedanga apsaugo, nuo ko neapsaugo. Ir suvokdamas, kad žmonės iš priedangų, slėpdamiesi priedangose, tikisi daugiau, negu jinai realiai užtikrina ir negu teisės aktai įpareigoja tas priedangas įrengti, ar ne, tą apsaugos lygį. Iš tikrųjų, matau, kad turbūt visi matome, kad jau 4,5 metų nuo karo Ukrainoje pradžios ir mes vis dar, dauguma žmonių, sakyčiau, vis dar pasimetę yra. Nelabai skiria slėptuvės nuo priedangos, nelabai žino, nuo ko apsaugo slėptuvę, nuo ko apsaugo priedanga. Aišku, dauguma ar daug žmonių net nežinojo, kur yra artimiausia priedanga, šalia jų namų ar darbovietės. Nemanau, kad tai yra pačių žmonių kaltė. Manau, kad Žmonės elgiasi pagal instrukciją, kurią gauna iš e, valdžios. mūsų valdžia nuo pat 22 metų yra pasirinkusi apskritai nevystyti slėptuvių tinklą, investuoti tik į priedangas. Iki pat 24 metų pradžios pinigai buvo skirti tik tai priedangų tinklo žymėjimui, to žemėlapio sukūrimui, lipdukų užklijavimui, priedangų modernizavimui, tai yra realiam pritaikymui, pinigai skirti tik tai 24 metų pabaigoje, tai reiškia, nuo 25 metų yra investuojama apskritai į priedangų pritaikymą realų. Tai reiškia, iki tol beveik 3 metus priedangos buvo tik tai žymimos, kuriamas žemėlapis, identifikuojamos vietos. Tai tokie tempai yra. Tai čia vienas dalykas. Svarbiausia yra tai, kad valdžia yra pasirinkus žmonėm pristatyti priedangas kaip slėptuves. Žodžiu, užklijau lipduką ir tai tapo, Taip. suprask, saugia vieta. Ir čia galbūt būtų verta tas savokas truputėlį paaiškinti, kas yra slėptuvė, kas yra priedangai ir kas yra kolektyvinės apsaugos statinys. Yra tokie 3 tipai. Ir prieš kelias dienas mačiau žiniasklaidoje, kad priešgaisrinės apsaugos departamentas paskelbė tokį pranešimą spaudai, kur bandė paaiškinti tas savokas. Ir tai biurokratiškai surašė, tiesiog pacitavo įstatymą. Ir visiškai jo niekaip daugiau neišaiškino, tiesiog įdėjo įstatymo citatas, kad man žmogui, kuris truputėlį supranta apie tai, 3 kartus reikėjo skaityti, kol iš vis kažką supratau. Tai tokio lygio yra aiškinimai. Tai dabar, nenuostabu, kad žmonėms tada yra neaišku. Tai dabar labai paprastai. Slėptuvė, tai jinai, yra specialus inžinerinis statinys, kuris apsaugo beveik nuo visko. Turi apsaugoti beveik nuo visko. Tai reiškia, tiek nuo netiesioginiai smūgiai, smūgio bangos, konstrukcijų griuvimai, skeveldros, tiek nuo tiesioginių smūgių, nuo užgriūnančių labai sunkių konstrukcijų. Tai mes jau kalbam apie kažkokią požeminę betoninę konstrukciją, kurioje tu slėpiesi ir ten, kol viskas griūna aplink. Tai negali būti pritaikytas koks nors rūsys, mokyklos ar bet kokio pastato, tai specialus jau yra atskiras statinys. Ta prasme, jis rūsy, bet jis jau specialiai yra įrengtas kaip slėptuvė nuo pat pradžių. Ir dar kas svarbu, kad jisai yra hermetiškas. Tai pavyzdžiui, cheminio pavojaus atveju jis turi būti hermetiškas. Dabar priedanga, ir dar apie slėptuvę, kas svarbu, slėptuvė yra skirta slėptis ilgesniam laikui, tai yra mažiausiai atsargų joje, maisto, vandens ir netgi kuro
turi Mhm. užtekti mažiausiai 3 parom, 72 valandom. Reiškias, po to gali būt papildymas vykdomas tų atsargų, bet Mes ten turim turi būt jau atsargų. išvis tokių vietų Tai dar čia Lietuvoj? iki tol prieisim, kam slėptuvės yra skirtos ir Aha. kiek iš vis Tai da Lietuvoj gerai, yra. tai dabar apie priedangas, ar ne? Priedangos kuo skirias nuo slėptuvės? Priedangos, apsaugo tik nuo netiesioginių smūgių, skeveldrų ir lengvų konstrukcijų užgriuvimo, bet nesaugo nuo tiesioginių smūgių. Mhm. Nesaugo nuo cheminio pavojaus, reiškias jos nėra hermetiškos. Kitaip sakant, priedangos tai ir yra būtent pritaikyti kažkokie jau esami rūsiai pastatų, mokyklų, savivaldybės įstaigų ir taip toliau, na, ką mes dabar ir matome, kur užklijuoti Mhm. tie lipdukai. Ir dar vienas svarbus skirtumas, kad priedangos yra skirtos slėptis tiktai trumpą laiką, tai yra iki 5 valandų. Kai kurios Lietuvoj priedangos yra pritaikomos slėptis iki 24 valandų. Mhm. Šiaip tas minimalus reikalavimas yra iki 5 valandų. Na, nes supraskim, ten nėra tualeto, nėra, a, Atsargų atsargų kažkokių. iš anksto, taip. Bet Mariau, ką mes matėm per oro pavojų, kuomet būtent tos minėtos priedangos? Tai mes matėm vaikus sporto salėse daugiausia Taip. suvarytus Tai vat Vilniuje, kur buvo langai atviri ir visa kita, tai netrodo net kaip laikino kažkokia priedangos taip. forma, nors tai vadinama priedanga. Trečioji rūšis yra kolektyvinės apsaugos statiniai. Kolektyvinės, va ir čia dauguma to nežino ir iš tikrųjų mūsų įstatymuose tie apibrėžimai yra labai suvelti, bet pabandysiu paprastai. Tai kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirstomi dar į 3 kategorijas. Ir pirma kategorija yra pati aukščiausia saugumo kategorija. Jinai yra praktiškai slėptuvė. Visi reikalavimai ten yra nuo tiesioginių smūgių, hermetiškumo reikalavimai, jie yra identiški slėptuvėms. Mhm. Jeigu paklaustumėt, ar tokių statinių pirmos kategorijos kolektyvinio apsaugos statinių Lietuvoj yra, tai ne, nėra. Ir nuo sovietmečio nėra, ar ne? Nu, ta Na, prasme, mes. nuo sovietmečio tai daug tų slėptuvių buvo likę, Aha. bet jos buvo išparduotos, privatizuotos. Aha, tai mes turėjom tam tikrą tinklą, kurio, žodžiu, per Taip, tai 30 metų slėptuvių nebeliko tinklas buvo tiesiog. didelis, bet jo Mhm. nebeliko, taip. E, tuo tarpu mažiausios apsaugos, trečios kategorijos kolektyvinės apsaugos statiniai, tai būtent yra sporto salės, pavyzdžiui, e, gali būt su langais. Dėl to, kad trečios kategorijos kolektyvinė apsaugos statiniai yra skirti pasislėpti nuo, na, pavyzdžiui, viesulo, uragano, kažkokių tokių meteorologinių sąlygų blogų. Mhm. Tai nėra skirta pasislėpti nuo karo, ar ne, nuo kažkokių tokių oro pavojaus, pavyzdžiui. Ir šitoj vietoj, kodėl mokiniai buvo vedami į aktų salę ar ten sporto salę, mano spėjimas yra, na, aš nežinau tų detalių pilnai, bet mano spėjimas yra toks, kad tos vietos buvo pažymėtos kaip kolektyviniai apsaugos statiniai. Ir personalas greičiausiai nelabai žinojo pats, kuo skiriasi priedanga nuo būtent tokio statinio ir tiesiog suvedė mokinius ten. O priedanga turbūt tos mokyklos rūsy irgi pažymėta, bet, na, jinai galbūt neįrengta, nes, kaip minėjau, a, pritaikytų priedangų dar yra ganėtinai mažai. Tikslaus procento Mhm. niekas neskelbia, bet jeigu nuo 25 metų tik tas procesas prasidėjo, tai ir dar pinigai iki šiol skiriami ir ta modernizacija, pritaikymas iki šiol vyksta, tai aišku, kad didelė dalis jų yra net nepritaikytų dar realiai. Mhm. Ten tiesiog lipdukas užklijuotas, bet, na, galim sakyt, ten priedangos kaip tokios nėra, nes ta vieta neatitinka reikalavimų. Ir dar vienas dalykas, į kurį atkreipčiau dėmesį, jeigu pažiūrėtume toj svetainėj lt72.lt, kaip ta svetainė yra, kur randam žemėlapį, kur sužymėtos Mhm. priedangos ir kolektyviniai apsaugos statiniai, na tai ten, jeigu pasirinktume būtent tuos kolektyvinės apsaugos statinius, jie yra sužymėti, viskas gerai, bet atsidarius prie jų nėra pažymėta kategorija. Reiškias, mes kaip piliečiai negalim žinot, ar jie yra pirmos, antros ar trečios kategorijos, ar ne? Jeigu tai būtų parašyta, mes žinotume, kad, pavyzdžiui, jeigu tai yra pirmos kategorijos Mhm. statinys, tai jis faktiškai atitinka slėptuvės reikalavimus. Bet kai tai yra trečios kategorijos, tai, na, sporto salė gali būti trečios kategorijos to statinio, ar ne? Tai, na, tokia situacija, kad piliečiai negali žinot ir, pavyzdžiui, jeigu jie paskelbiamas oro pavojus ir jiems reikia slėptis, jie atsidaro, na ką, nu tai aišku, telefone atsidarys žemėlapį jeigu nežino, kur yra artimiausia. Nu, sakykim, čia pirmas toks oro pavojus paskelbtas, dar nežinom, nesidomėjom, kur yra ten priedangos, kolektyvinio apsaugos statiniai, atsidarom, pasižiūrim, kad ten yra, tarkim, kolektyvinės apsaugos statinys, mes nežinom, kokios kategorijos jisai. Tai realiai mes galim nubėgti į tokią patalpą,
nu, kuri visiškai nėra pritaikyta netgi Ir oro ar pavojui. ne ir nebus, taip dar kitas aspektas yra neapsaugo, tačiau klausimas, ar nesukelia papildomo pavojaus, nes kritikai, kurie matė tas nuotraukas, kur vaikai buvo sporto salėse, sakė, kad čia buvo, jeigu tai būtų realus oro pavojus, tai yra sukelta kaip tik papildoma rizika, kad pataikius dronui ar kažkam į tokį pastatą, jis galėtų užgriūti Taip, ant vienoje vietoje susibūrusių žmonių ir kaip tik, na, tiesiog žūtų daugybė žmonių mūsų pačių atvestų į vieną vietą. taip. Tai jeigu mokiniai yra suvaromi, suvedami į aktų salę ir sporto salę, su dideliais langais, ypač kaip tose nuotraukose buvo, tai yra ypatingai pavojinga. Ypatingai Mhm. pavojinga, nes griūnančios konstrukcijos, dūžtantis langai, net nėra to dalyko, kad, na, kaip buvo, pavyzdžiui, rekomendacija, jeigu liekate namie, jeigu neinat į priedangą, tai bent nueiti į tokią patalpą, kurią skiria 2 sienos, ar ne? Nu, į tualetą, pavyzdžiui, į vonios kambarį kažkur. Tengi taip nėra. Nu, aš Mhm. nežinau, gali būt gal sporto salė tenai be langų ir kažkur vidury mokyklos, bet kiek atsimenu tas mokyklas, didelės Vilniuje, tai dažniausiai būna prie laukinės sienos ir su dideliais langais, Mhm. kaip taisyklė, ar ne? Tai yra ypatingas pavojus. Bet net jeigu tai yra priedanga, sakykim, kad tai yra priedanga, jinai yra pritaikyta jau, viskas ten gerai yra, nu, atitinka tos mūsų teisės reikalavimus, nuo ko priedanga apsaugo? Taip, jeigu tai yra mažas dronas, kaip sakykim šiuo atveju buvo, taip, pripažįstu, tikrai, na, nuo tokio dalyko apsaugot. Bet šiaip reikalavimas, jeigu tai būtų kažkoks jau, na, sakykim, raketos smūgis, tai ne, priedanga nuo to neapsaugotų. Ten yra tokie kilopaskaliais matuojami virslėgio reikalavimai. Na, nesu čia specialistas, bet esmė tokia, kad matuoja, kokios konstrukcijos gali užgriūti ant to, Mhm. nu, rūsio, kitaip sakant, ar ne. Tai priedangos reikalavimai palyginus su slėptuve, nu, yra labai maži, ten yra 35 kilopaskaliai mūsų teisės aktuose, tuo tarpu iš slėptuvės yra 200 kilopaskalių. E, Tai taip, nuo mažo drono, kaip buvo šiuo atveju, galbūt apsaugotų priedanga, bet kitas dalykas, vienas dronas įskridęs į Lietuvą, kokia tikimybė, kad, na, pavyzdžiui, tu sėdi Mhm. savo bute arba savo ypač nuosavam name, kokia tikimybė, Ar verta tada skelbti kad jisai oro pavojų? Nes tu taip, minėjai, kad tada geriau tiesiog likti namuose ir niekur neiti. taip, nes tikimybė yra beveik nulinė, kad, na, pataikysi į tavo namą būtent ir be to savo name gali susirasti vietą. Sutinku, jeigu tai yra daugiabutis, pavyzdžiui, naujos statybos ir naujos statybos daugiabučiam yra privaloma priedangas įrengti. Mhm. Nuo 23 berods metų, dabar nepasakysiu. Jeigu ten yra naujai įrengta priedanga pagal tuos reikalavimus, nu, tu esi savo daugiabutį, tikrai nėra sunku ten liftu nusileisti pirmą aukštą ir nueiti į rūsį. A, Viskas gerai, galima nueiti. Bet jeigu tu turi, kaip dažnai būna, vis dėlto, jeigu tu gyveni sovietiniam daugiabutyje, tau reikia iki priedangos eiti dar per visą gatvę. Ir Mhm. dar labai svarbus dalykas, tu ten nuėjęs, negali būti užtikrintas, kad ta priedanga bus atrakinta. Dėl Mhm. to, kad aš galiu pacituot, kokie yra reikalavimai vyriausybės išleistam apraše, Mhm. slėptuvių, priedangų ir kolektyvinės apsaugos statinių naudojimo, organizavimo tvarkos aprašas, ar ne? Tai jame yra parašyta, kad, a, taip, dabar tikslios vietos nerandu, bet yra, žodžiu, parašyta, kad, na, Mes radau. A, Priedangos turi būt paruoštos naudoti kaip priedangos ne vėliau kaip per 12 valandų nuo tokios užduoties gavimo. Tai dabar Mhm. įsivaizduokit, priedangos pati funkcija yra apsaugot nuo trumpą laiką iki 5 valandų nuo kažkokio greitai staiga kilusio pavojaus. Bet reiks Paskelbia oro palaukt 12 pavojus, valandų. nubėgi į priedangą, trumpą laiką ten pralaukia, kol kažkas, vat, oro pavojus praeina ir išeina iš priedangos. Mūsų teisės aktai įpareigoja tuos, kurie tas priedangas prižiūri, paruošt naudojimui per 12 valandų. Reiškias, ir taip pat rašoma, kad jos gali būt naudojamos taikos metu arba kol nėra ekstremalios situacijos kažkokios kitiem tikslam. Nu, tai paprastai sakant, ten sovietinis daugiabutis, įsivaizduokim, yra rūsys, ten kažkas savo rakandus laiko. Mačiau Mhm. tokių atsiliepimų, kad Konservams sudėt. nuėjau prie priedangos, jinai užrakinta, ne tik, kad užrakinta, bet jinai užkrauta kažkokiais ten vazonais su gėlėm, žodžiu, iki jos prieiti net neįmanoma. Tai Čia mes galėsim, mūsų montuotojai gal suras, buvo ne vienas vaizdelis Vilniaus mieste, kaip
kaip miestiečiai atėjo į Priedangų ir klebena tenai Taip, taip, duris taip, ir taip, niekas niekur taip. negali įeit. Bet, mačiau, kad Vilniaus meras Benkunskas ten trenkė kumščiu, pasakė, kad Priedangos turi būt atidarytos nedelsiant, kai ten oro pavojus paskelbiamas. Bet mūsų teisės aktai to neįpareigoja. Per Mhm. 12 valandų tiek Priedangos, tiek kolektyvinės apsaugos statiniai, tuo tarpu slėptuvės per 3 valandas turi būt paruoštos. Bet ko aš nepaminėjau apie slėptuves kalbant ir kas, manau, yra galbūt net svarbiausia šioje temoje apskritai. A, Mūsų įstatymuose, tai konkrečiai yra Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, kuris būtent ir Mhm. apibrėžia, kas yra slėptuvė, kas yra priedanga, kas yra kolektyvinės apsaugos statinys. Na ir Mhm. po to tai detalizuojama jau vyriausybės apraše, kurį citavau. Tiksliai pacituosiu, nes galbūt žiūrovai manim nepatikės kitaip. Tame įstatyme slėptuvė apskritai, pradžioj įstatymo būna apibrėžimai, ar ne, sąvokų Mhm. apibrėžimai. Kaip yra apibrėžiama slėptuvė? Tai yra specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremalių situacijų ir karo metu. Tai nėra visiem gyventojam, visiem Mhm. piliečiam, tai yra tik tiem, na kitaip, paprastai sakant, valstybės įstaigų, savivaldybės įstaigų darbuotojam, Valdžiai. valdžiai. Tame pačiame įstatyme 28 straipsnis. Gyventojai, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremalių situacijų ar karo metu arba turi jiems priskirtų būtinų užduočių, nuo jų gyvybė ir sveikatą atsiradusių pavojingų veiksmų laikinai apsaugomi slėptuvėse. Toliau, gyventojai išskyrus šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytus gyventojus, tai išskyrus valdžios atstovus arba savivaldybių įstaigų atstovus ir panašiai, nuo jų gyvybė ir sveikatą atsiradusių pavojingų veiksnių laikinai apsaugomi kolektyvinės apsaugos statiniuose. Kitaip tariant, slėptuvės Lietuvoje yra skirtos tik tai valdžios atstovam. Taip, ir čia yra, dažniausiai yra kalbama apie pinigų trūkumą arba kad slėptuves įrengti yra labai sudėtinga, ten Mhm. labai daug pinigų, labai daug resursų, visko reikia, viskas suprantama, niekas su to nesiginčija, bet nekalbama, kad pačiuose įstatymuose yra taip nustatyta, konkrečiai šitame įstatyme, kad apskritai net neplanuojama slėptuvių įrenginėti gyventojam. Net žiūrint toli į ateitį, 50 metų į ateitį, įstatymas apibrėžia, kad slėptuvės ir yra skirtos tik valdžios atstovam. Tai yra, slėptuvėse jie ne tik turi galės slėptis, bet ten turi būti įrengtos ir jų atsarginės darbo vietos. Tai yra sprendimų priėmėjai, jie turi galėti dirbti, pavyzdžiui, Mhm. oro pavojaus metu. Gyventojam yragi skirtos priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Sakykime, jeigu tai būtų pirmos kategorijos kolektyvinės apsaugos statinys, jisai, praktiškai atitiktų slėptuvės reikalavimus. Išskyrus ten tam tikrus komforto reikalavimus, kad vienam žmogui mažiau vietos skiriama, ten ne 2 kvadratiniai metrai, o 1 kvadratinis metras, jeigu neklystu. Bet apskritai saugumo reikalavimai kaip ir atitiktų. Bet tos pirmos kategorijos, statinių Lietuvoje nėra. Mhm. Tai kitaip tariant, valdžia visiškai nesirūpina civilių saugumu karo metu Lietuvoje šiuo metu. Praėjus 4 metam Kad po karo nesirūpina, tai Ukrainoje. būtų galima pasakyti ir tiesiog tas faktas yra, kad tik nuo 25 metų apskritai skirti pinigai netgi priedangų įrengimui, bet Mhm. valstybė net neturi tokio tikslo, kad slėptuvės būtų skirtos gyventojams apskritai. Ir, Mhm. tam reikėtų keisti visų pirma mūsų įstatymus, įstatyminę bazę. Ir vėliau visi vyriausybės aprašas ir priešgaisrinės apsaugos departamento, tenai dar irgi išleisti įsakymai. Jie visi kaip nuorodą nurodo šį įstatymą. Ir ten netgi rašoma visur, kad sąvokos yra naudojamos taip, kaip tame įstatyme. Reiškias, Mhm. tai, kad slėptuvės yra, tai netgi toj svetainėje LT72, taip pat oficialiam leidiny lygiai taip pat citata: slėptuvės skirtos tiems institucijų darbuotojams, kurie ekstremalių situacijų metu priima gyvybiškai svarbius sprendimus. Dar daugiau, apraše, jau aplinkos ministro yra toks įsakymas Mhm. išleistas, kuris reglamentuoja jau tokias detales labai, ten statybų detales, koks sienų storis turi būt slėptuvių, ten priedangų ir taip toliau, jau labai labai Mhm. detaliai. Ir tenai taip ir nustatyta, kad pirmiausia, jeigu kažkuri įstaiga, tai yra įstaigos, valstybės įstaigos, kurios privalo pagal įstatymą sudaryti ekstremaliųjų situacijų centrą ekstremaliosios situacijos metu. Tai kitaip sakant, jos turi užtikrinti veikimą, kai
karas kyla ar ne, oro pavojus, bet jos turi išlikti funkcionalios. Jos gali kreiptis dėl slėptuvės poreikio savo darbuotojam ir tada ten yra reikalavimai, procedūra, kaip nustatoma, kad slėptuvės jiem tikrai reikia ir taip toliau, taip toliau. Kaip slėptuvės įrengti gyventojam, tai niekur to nėra parašyta dėl to, kad, na, įstatymas apibrėžia, kad slėptuvės nėra skirtos gyventojam. Mhm. Tai, na, mano supratimu tai yra, na, skandalinga ir parodo mūsų valstybės kryptį, kad nuo Ir pat požiūrį į gyventojus. požiūrį į gyventojus, jeigu gyventojam užtenka priedangos, tai taip, jeigu tai yra vienas dronas, aš į priedangą apskritai gal neičiau, bet aišku, jeigu tai būtų labai lengvai pasiekiama priedanga, ten mano daugiabučio rūsyje, tikrai žinočiau, kad įrengta, atrakinta, tai gal ir viskas gerai, tenai galima nueiti. Bet jeigu tai būtų, prasidėtų karas iš tikrųjų, tai būtų dronų spiečius, arba tai būtų tie dideli dronai, tai būtų raketos, apšaudymai ir panašiai, tai priedangos nuo nieko neapsaugotų ir dar daugiau, kas man atrodo irgi labai svarbu, tokie dideli žmonių susitelkimai, jie kaip tik Būtų dovana priešui. taptų dovana priešui ir, na, jeigu ne pirmais taikiniais, tai kažkur prioriteto sąraše tikrai būtų. O yra iš ko mes galim pasimokyti, kur jau yra, tarkim, kažkokių tokių slėptuvių tinklo, kuris sakytumėm, va, žiūrėkim į juos, darykim kaip jie. Na tai čia visiems žinomas Suomijos pavyzdys yra. Mm. Suomijoj slėptuvės apskritai yra skirstomos į tris kategorijas dar. Na, pas mus, tarkim, slėptuvės nėra skirstomos, yra nustatomas tas, kaip minėjau, 200 kilopaskalių reikalavimas, bet kokia slėptuvė turi jį atitikti. Na, bet čia slėptuvė, kuri valdžiai skirta. Slėptuvė dar turi 3 kategorijas. Taip, 3 kategorijos. Na, aišku, Suomiai tą tinklą slėptuvių jie turi nuo senai. Tai, aišku, jiem yra sąlygos nepalyginamos, tai čia tą, aišku, reikia pripažinti. Pačios, na, tokią mažiausią apsaugą turinčios slėptuvės Suomijoje yra 100 kilopaskalių, tada yra 300 kilopaskalių ir jau ta didžiausios apsaugos kategorija, ten tokiuose olose būna įrengtos jau ten 600 kilopaskalių. Nu, tai ten jau branduolinės žiemos atveju. jau praktiškai turbūt taip. Tai nesu taip jau labai įsigilinęs tenai, reikėtų rimto tyrimo ir rimtos analizės, bet, na, kiek žinau, didesnė dalis tų slėptuvių yra būtent tos mažiausios kategorijos, bet jų ten yra labai daug. Ten yra, pavyzdžiui, reikalavimai, kad kiekvienas naujai statomas daugiabutis, jis privalo turėti slėptuvę. Tai jeigu pas mus privalo turėti priedangą, ir tai, na, ten gal 23-24 metais priimta, tai Suomijai privalo turėti slėptuvę. Ir, na, aš kiek pasidomėjau, nuo statybos kaštų, tai tiem vystytojam to nekilnojamo turto ir nesudaro labai didelės išlaidų dalies. Berods ten 3% kaštų viso daugiabučio statybos būna skirtas slėptuvei. Nu, ar tai daug, ar tai mažai, nežinau, čia gal kiekvienam. Buvo idėja Vilniuje, kad sakė, žiūrint į Ukrainos patirtį, metro labai atliktų tokią slėptuvės funkciją taip pat mieste. Kaip pats žiūri šitą idėją? Nes tai iš esmės klausimas turbūt, kad sprendžia ir Vilniaus transporto reikalus, bet čia jau ir atliktų tokios slėptuvių tinklo iškart viesame mieste, kur tu išėjęs į gatvę labai tiksliai žinotum, kur nueiti. Na čia aišku, metro yra dar visiškai kita sfera, nes čia tiek transporto klausimai, tiek saugumo, bet taip, ta saugumo dedamoji yra labai svarbi ir taip metro tą funkciją atliktų. Dėl to, na, aš tos metro idėjos tikrai neatmesčiau ir iš esmės, iš principo aš ją palaikyčiau, bet čia aišku tada klausimas, ar mes patys pajėgus tokiam dideliam projektui esam, kiek ES galėtų čia prisidėti ir, na, čia tie dalykai, bet yra kita iniciatyva, gan, sakyčiau, nelabai plačiai jinai pasklido, nors žiniasklaida rašė, bet kažkokios didelės diskusijos iš to nekilo, bet balandžio pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacija išplatino pareiškimą, tokį kreipimąsi į vyriausybę, kuriame siūlo, mano manymu, na, logiškus pasiūlymus teikia. Tai siūlymai yra tokie, kad įrenginėti tokius daugiafunkcinius požeminius statinius, kurie atliktų tiek slėptuvės funkciją, tiek taikos metu atliktų, pavyzdžiui, kaip jie, na, jie tos pavyzdžius vardina, tai ten galėtų būti sporto klubai, galėtų būti šaudyklos, ko Lietuvoje labai trūksta, iš tikrųjų šaudyklų tinklo. Ir, na, dabar šaudyklos netgi sudarė didesnę biurokratiją susiduria, yra ten uždarinėjamos arba neleidžiama atsidaryti šaudyklom 2 metus ir panašiai. Nu ir įvairios ten kitos funkcijos, kas ir vietos verslui, pavyzdžiui, regionuose būtų labai gerai.
ir jos per kelias valandas, na, šiuo atveju, jeigu mūsų įstatymai reikalauja, per 3 valandas galėtų būt pertvarkomos į slėptuves. Na, bet čia, aišku, įstatymus pirmiausia reikėtų keist, kad slėptuvės apskritai skirtos gyventojam. Ir savivaldybių asociacija netgi tokius skaičius pateikė. Na, aišku, aš jų netikrinau, bet, na, manau, kad jie pasiskaičiavę, Mhm. kad maža slėptuvė galėtų kainuoti jos įrengimas visas iki 3,5 milijono eurų. Dabar ta maža slėptuvė jie neįvardina žmonių skaičiaus. Tai aišku, tai nebūtų tūkstančiai žmonių, bet, na, mažų miestų turbūt poreikius spręstų tokios kelios slėptuvės skirtingose miesto vietose. Ir galim pažiūrėt, kiek pinigų buvo skirta iki šiol civilinei saugai po 22 metų Mhm. karo Ukrainai pradžios, tai buvo 200 berods 85 maždaug milijonai. Tai yra priedangom daugiausia, sužymėjimui priedangų, identifikavimui tų vietų, tenai visos informacinės sistemos sukūrimui, tokie dalykai, kurie iki šiol yra padaryti. Na, sakykim, mano manymu nėra padaryta daug, bet, na, vat tie dalykai, kurie padaryti, iki 30 metų, jeigu neklystu, 285 milijonai. Tai dabar pažiūrėkim, jeigu viena tokia slėptuvė kainuotų iki 3,5 milijonų, tai kiek išeitų, 80 maždaug išeitų mažų Slėptuvių. slėptuvių. Jie savo idėjoj siūlo, kad netgi su krašto apsaugos ministerija suderinę, kad 50% tos sumos padengtų pati savivaldybė, Mhm. 50% pridėtų krašto apsaugos ministerija ir dar 152 milijonus pridėtų Europos Sąjunga, na, europinės lėšos būtų. Tai visą tą bendrai sumą sudėjus, tai galėtų gautis jau ne 80, bet jau jeigu dar 50% krašto apsaugos ministerija prideda, tai jau 160 ir dar jeigu 150 milijonų pavyktų gauti iš Europos Sąjungos, tai jau, na, virš 200 tų Mhm. slėptuvių. Kiek ten gyventojų tiksliai talpintų, bendras skaičius aš nežinau, bet tai būtų pradžia. Ir čia aišku svarbu pasakyti, kad, na, mes negalim taip sakyti, kad dabar per ten 3 metus mes visus gyventojus jau taip padengsim visą Lietuvą ir dabar visi gyventojai galės pasislėpt slėptuvėse. Na, aišku, kad tai yra milžiniškos investicijos. Bet jeigu suras būdą, kaip Suomijoj beje, taip ir yra, kad arba tai yra metro, arba tai yra atskiros slėptuvės, bet tos atskiros slėptuvės tada irgi taikos metu kažkokią civilinę funkciją atlieka. Taip pat ir sporto klubai ten neretas atvejis yra. Jeigu suras tokį modelį, kuris tarnautų tiek savivaldybių ekonominiam, na, gerovei, tiek praplėstų tokį paslaugų spektrą tenais, Mhm. ypač mažose savivaldybėse, tiek vietos verslui duotų tokį, na, tikrai galimybę kažkokią ar ne, kurios iki šiol nebuvo, ir tiek spręstų tą civilinės saugos problemą iš esmės, nes, na, priedangų tinklų mes jos neišspręsim, Mhm. nes gyventojai nuo normalaus apšaudymo, nuo karo, nu, jie visiškai dabar yra neapsaugoti. Nuo vieno drono skridimo aš sutinku, bet nuo karo ne. Tai va toks modelis, labai pasisakyčiau už tokį modelį. Aišku, pirmiausia, sakau, įstatyminę bazę čia reikėtų taisyti, na, bet tai yra Mhm. padaroma. Toks modelis, kuris ekonomiškai per daug neapkrautų valstybės, bet tuo pačiu išspręstų tą civilinės saugos problemą. Ir ypač galbūt čia pradedant nuo mažesnių miestų, bet, na, lygiai tą patį galima pritaikyti ir dideliuose miestuose. Mhm. Mariau, galų gale, tas visas slėptuvių tinklas, idėjos, kurias išvardijai ir tos problemos, čia, na, tokia rožinė svajonė, ar čia yra realu? Kaip tu galvoji? Tai ne tik, kad realu yra, tai yra privaloma. Mhm. Tai nes klausimas kyla, ar mes ruošiamės karo, nesiruošiam. Tai yra mūsų kalbos nedera su mūsų veiksmais. Mhm. Ir mes dar nežiūrim į civilinę saugą kaip į bendrą dalį visų mūsų išlaidų pasiruošimo karui. Mhm. Mes perkam ginkluotę, labai gerai. Civilinė sauga yra neskiriama dalis to. Kol kas visi pinigai, kiek buvo skirti, tai kaip minėjau, taip į priedangas, bet ir tai labai vėlai į realų pritaikymą tų patalpų Mhm. skirtos investicijos. Bet iš esmės tai yra į informacinės erdvės sukūrimą, į informavimą gyventojų. Nu, ir Nors vėl tiesą tada sakant, man, klausimas. man trūksta net ir tos informacijos. O tu Taip, paminėjai tą puslapį LT72, tačiau aš bandžiau svarstyti, tarkim, ar Vilniuje, ar kitur būdamas, ar aš žinau, kur bėgti. Turbūt nelabai žinau ir tokių slėptuvių tinklo. Aš nematau tos informacijos, kad jis suktųsi nuolat
Feisbuke, viešajame transporte ar televizijoje, kur tiesiog būtų, tarkim, kažkoks puslapis, kur aš žinočiau, kad galiu pasitikrinti. Vat Taip. žiūrovais iš tikrųjų pasidalinai nuorodą, čia turbūt čia yra nišinė informacija, kurią kažkur dalis žmonių gal girdėjo, absoliuti dauguma turbūt net neturi suopročio apie tai. Na, aš nežinau, aš mačiau tiesiog sekiau truputėlį diskusiją Facebook'e, komentaruose, kur žmonės dalino savo patirtim, ar jie rado Mhm. priedangą, ar ten rado atrakintą priedangą ir taip toliau, tiesiog tokiai, na, situacijai suprasti. Mm, Gana daug žmonių sakė, kad ieškojo informacijos toj svetainėj, bet buvo tokių, kur sakė, kad svetainė užlūžo. Tai Mhm. čia, na, pasiruošimas. Kitas dalykas, pati ta informavimo sistema telefonuose, jinai veikia labai prastai. Pavyzdžiui, aš gyvenu Molėtų rajone. Molėtų rajonas nėra Vilniaus apskrityje. Ir kai Mhm. buvo pirmasis oro pavojus, jisai turėjo būt paskelbtas tiktai Vilniaus apskrityje, na, bent tai buvo oficialiai teigiama. E, Daug mano pažįstamų Molėtų rajone gavo, nors deklaravę gyvenamą vietą ne Vilniuje, o tenai, nu, kur gyveno, Mhm. realiai ten Molėtuose, Molėtų rajone, jie gavo tos pranešimus, jie pradėjo, daug atvejų žinau, kad jie ėjo į priedangas, jas rado užrakintas universaliai, nes, nu, šiaip oro pavojus Utenos apskrity nebuvo paskelbtas tuo pirmuoju atveju. Antruoju atveju oro pavojaus jau buvo Utenos apskritis būtent, bet pirmuoju, Mhm. tai kaip ta sistema veikia, aš nežinau, jeigu ir tuo tarpu Vilniaus apskrityje žinau daug žmonių, kurie negavo jokių pranešimų. Aišku, ten nustatymai telefono galbūt ir panašiai, bet reiškias daug žmonių net nežino, kad reikia nusistatyti ten kažkokius nustatymus. Žodžiu, tikrai yra didelis chaosas. Ir aš sutinku, kad galbūt tas Nacionalinis transliuotojas net nelabai informavo apie tai. nacionalinis transliuotojas, žurnalistai ten LRT bėgo į slėptuvę savo, Ir užmiršo informuot užmiršo visuomenę. informuot, per radiją grojo ten kažkokią labai dviprasmišką dainą apie, jau žodžiu, kad apie paskutinius laikus vos net Mhm. kažkas ten tokio, neatsimenu. Sinatros daina, Sinatros, taip, 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 taip. kad pabaiga arti. Pabaiga arti, tai, tai, tai savo funkcijos irgi neatliko, prezidentas vėl nieko iš prezidento nebuvo, ar ne? Mhm. Jokios žinios. Per pirmą oro pavojų, per antrą beros buvo jau. Aš sutinku, kad iš esmės oro pavojaus paskelbimas, jisai bent pasitarnavo tuo, na, kaip pratybos tam tikros. Su ta dalim aš sutinku. Tai yra, nu, į naudą bent vieną kartą truputėlį tiek žmonėm, tiek valdžios įstaigom pasižiūrėti, kaip suveikia. Nu, nesuveikia, aišku, nesuveikia, bet bent tas išmoktas pamokas, jeigu bus norima, tai jos gal bus išmoktas. Bet apskritai tas principas, e, pats minėjai, va, tą proporcingumo principą, ar dėl kiekvieno drono įskridusio, na, pažeidusio mūsų oro erdvę dabar reikia skelbti oro pavojų. Tai turi atvirkštinį efektą. Žmonės pirmą kartą, netgi žmonėm gal buvo įdomu dar truputį toks, nu, kažkoks netgi nuotykis, nu, nueiti išsiaiškint, kur ta Mhm. priedanga yra tenai, išvis jinai ten yra, atidaryta, neatidaryta, kaip jinai ten atrodo viduj, nes, nugi taip, tai neįeisi, ją šiaip jinai užrakinta būna prastai. Tai čia pirmas kartas. Dabar po kokio 5 karto tokio, kai skrido vienas dronas, jisai nebuvo numuštas, jisai praskrido kažkur, nežinom jo, Mhm. nei Iki šiol nenukrito nerado Lietuvoj, turbūt. iki šiol nerado. Nu, žmonės tiesiog nebereaguos. Tiesiog nebereaguos. Ir sakyčiau, kad tai nebuvo proporcinga ir, na, mum tiesiog reikia susigyvent su ta realybe, jinai yra kokia yra. Yra greta vykstančio karo realybė. Susigyvent tiek emociškai, susigyvent ir ta prasme, kad dėl kiekvieno tokio įskridusio drono vis dėlto neskelbt oro pavojaus visoje apskrityje arba netgi poroj apskričių. Ir kitas dalykas, suderint kalbėjimą su veiksmais realiais, kaip sakiau. Tai jeigu jau tu, na, oro pavojų skelbi, tai, na, vis dėlto žmonės tada turi turėti kur pasislėpti iš tikrųjų nuo realaus oro pavojaus. Jeigu įsivaizduokim, yra ne vienas dronas įskridęs, bet Mhm. aviacija, pavyzdžiui. Na, reikia tikėtis, kad veiksmai žodžius ir kalbas valdžios atitiks ir valdžia ne tik galvos, kaip jai pasislėpti, tačiau kaip ir tinkamai apsaugoti savo piliečius. Ačiū visiems mūsų kanalo žiūrovam. Priminsiu, kad šiandien kalbėjomės apie slėptuves, priedangas ir visą kitą su atsargos karininku ir nacionalinio susivienimo vicepirmininku Mariumi Parčiausku. Laidą vedžiau aš Dovilas Petkus. Jeigu patiko mūsų pokalbis, tai būtinai uždėkit like, paspauskit sekti šitą kanalą. Na, o mes jau pasimatysim kitose laidose. Iki.